Naujas kosminės sąmonės perdavimas čia nelengvas. Perduodu naują informaciją apie pasikeitimus Žemėje konkrečiai šiai dienai. Naujausia, kas Žemėje pasikeitė, tai yra išorinis Žemės apvalkalas pradėjo keisti savo išorę. Pradėjo po truputį judėti ledynai. Šiaurės ašigalis jau ištirpo apie 20–30 procentų, bet kaip matote, jokio vandens lygio kilimo kol kas nesimato. Viskas yra suplanuota ir negali pakenkti Žemei ir Žemės gyventojams. Tas vanduo, kuris ištirpsta, išeina į Žemės gelmę gylį, nes ten atsiranda ertmės, kur ištirpęs vanduo ten ir suteka. Dar keičiasi vandens srovės jūsų jūrose. Tai Golstrimo vandens srovės. Jos judės nepastoviai ir netaisyklingai tol, kol įvyks pilnas Žemės polių pasikeitimas. O tai gali trukti iki 2035 metų. Po to jos nusistovės į įprastą tekėjimą. Dėl srovių pasikeitimų klimatas tuo metu daug nepasikeis. Tai bus tik dalinė įtaka į klimatą. Dar svarbu, Žemėje šiuo laiku yra oro užterštumo padidėjimas, kurį sukelia ne tik dirbtinai negatyvūs įsikišimai, bet ir atmosferos pokytis. Kadangi, kaip anksčiau minėjau, oras turi sutankėti apie 30 procentų. Tai ir sukelia didesnį oro užterštumą. Reikėtų kuo daugiau laisvo laiko skirti pabuvimui miškuose, ne parkuose, kur prifarširuota yra įvairių negatyvių spinduliavimo prietaisų, o miške, natūraliame miške. Tai atstatytų jūsų biologinį potencialą, biologinius laukus ir sustiprintų jūsų sveikatą. Miškai ir buvo kuriami tam, kad gydytų ir valytų erdvę, tuo pačiu ir žmonės, gyvūnus. Miškai gydo jūs savo energiją. Šiuo periodu gerai būtų nors vieną dieną per savaitę atsisakyti bet kokio prisijungimo prie telefono, interneto, nors vieną dieną per savaitę. Tai jums yra mirtinai būtina ir reikalinga, aurai nors dalinai atsistatyti. Erdvės laiko pokytis, kuris yra jau dabar. Visi jaučiate, kaip greičiau bėga laikas. Tai ne šiaip sau. Laiko suspaudimas yra ženklas transformacijų erdvės. Tai lems pokyčius erdvėj. Ji pradės tankėti ir susispausti, kad jūsų kūnai pradėtų keistis. Visų pirma, pasikeis jūsų mąstymas, nes jis yra keičiamas su kiekvienu saulės plazmos išmetimu. Bus pakeista tokiu būdu jūsų sąmonė ir pradėsite viską suvokti kitaip. Tai veiks tik tuos, kurie turite sielos ir Dievo kibirkštį, Dievo kodą. Kiti, kurie yra programa skirta įvykdyti užduotį Žemėje, pradės palengva išeidinėti. Visą atsakomybę Žemėje turės perimti sielos su Dievo kibirkštimi. Kadangi Žemė yra apie 35 procentai programinių, 10 kitų civilizacijų ir apie 50 procentų žmonių su Dievo kibirkštimi, tai pokyčiai įvyks ne taip greitai. Pirma eis valymas giluminis pačios Žemės. Taip kaip ir jūs, ji prikaupė galybę neigiamų energijų. Tik pagalvokite, kiek visko Žemėje buvo. Visą tai reikia išvalyti ir tose vietose, kur žmonės medituoja,
valosi, valo erdvę savo ir aplink, kur yra daugiau šviesių sielų, ten niekur nevyksta negatyvaus. Gimėte ten, kur ir turėjote gimti. Visi yra savo vietose. Tie, kurie papuola į karo zoną, žinojo tai prieš gimdami, jų tėvai ir vaikai irgi viską žinojo prieš gimdami. Ir su tuo sutiko. Jų paskirtis šioje žemėje šiuo metu yra nedauginti skausmo, o jį surinkti ir išnešti žemės planetos. Tai yra jų karma, kurią jie norėjo atidirbti dar šiame gyvenime, kad po mirties siela galėtų pereiti į šviesesnį pasaulį, į 4. dimensiją, paskui į 5. Tai jų sielų trumpiausias kelias išvalyti sunkią savo praeities karmą. Juk žinote, kiek praeityje žemėje buvo karų ir skausmo, kitų sunkių dalykų. Visa tai darė ne kas nors kitas, o jie patys žudė, kankino, prievartavo, vogė, plėšė ir kitą, netgi šaudė ir kalino kitus. Štai ir karmos sugrįžimas. Tai nebeprasmis mirtis, tai karmos išvalymas, atpirkimas. Tokie žemėje įstatymai, ką padarei kitam, gausi pats. Aš jums sakau, valykite save dar iki tol, kol pas jūs ramu ir taiku. Karmos dėsnis pasieks visus. Nė vienas negalės pereiti ribos į naują šviesų pasaulį, kol jo sunki karma tempia į apačią, kaip sunkus akmuo. Karmos valymui aš jums duodu praktiką, kuri padės jums lengvai ją pakeisti, atidirbti ir išvalyti. Su žodžiais aš priimu tai, ką esu padaręs sunkaus ir negero, blogo per visus savo praėjusius gyvenimus ir sudeginu savo dieviškos kibirkšties liepsna visą negatyvą susikaupusi per 1000 reinkarnacijų. Tegu sudega dieviškos kibirkšties liepsnuose, su Dievo Tėvo pagalba viską nunulinu. Pripildau Dievo Tėvo šviesos ir meilės ir pasižadu niekada daugiau nebedaryti blogo kitam ir sau. Sukuosi šviesą ir meilę, kurių ir darau tik šviesius ir gerus dalykus. Tiek šiam kartui, mano mylimi žemės vaikai. Perdavė kosminį sąmonę, primė Vida Rutkutė.